Gerbiamas Andriau, pritarsiu jūsų šitam projektui, nes valstybės vėliava, kaip ir herbas, himnas yra šventi kiekvienam piliečiui simboliai. Tačiau, kai paskaitai, sutrinki truputį, kai paskaitai aiškinamąjį raštą, ar nebūtų korektiškiau, jei jūs būtumėt rėmęsis ne Rusijos pavyzdžių, kaip atsakų į Rusijos tas vėliavų ten skelbimus, bet remtis geraisiais pavyzdžiais iš diasporos, pavyzdžiui, kaip pasaulio lietuviai Amerikoje elgesi ir kokios ten yra taisyklės. Na, aš manyčiau, ar jums netrodo, kad būtų tokie pavyzdžiai politkorektiškesni, kurie išdėstyti? Na ir dabar istorinės vėliavos tas įteisinimas dabar yra, na, tokia demokratija. Kada norim, tada keliam, nors ir per savo gimimo dieną ir panašiai. Ar nebus atvirkštinio efekto, kai čia dabar jau įstatymę įrašysim, kada istorinę vėliavą mes turime kelti ir dabar ją galime kelti bet kada. Tai tokie pamastymai, diskusijai, tokie mano pabejojimai. Ačiū gerbiamas Stasy už palaikymą. Tai dėl to, kada norim, tada keliam, taip, bet tada reikėtų apskritai išimti visas tas datas, ar tai Žalgirio mūšio diena, ar tai stojimo į NATO dienas, ar kariuomenės diena, nes būtent šios 5 ar 6 dienos taip pat yra reglamentuotos įstatymų. Tai mano manimu nepelnytai išmesta, ar nėra įstatymė Liepos 6-osios, kuri tikrai viena labiausiai susijusi su mūsų valstybingumu ir ilgaamžiškumu, istorija. Tai todėl toje vietoje ir siūlau papildyti. O dabar dėl pasienio punktų, tai aš manau kaip tik būtina, kad jos tenai būtų, nes, pavyzdžiui, Lietuvos geležinkeliai patys yra parodę iniciatyvą ir iš visų stočių dažniausiai kabo Vyčio vėliava. Ir prie kitų jos objektų Lietuvos geležinkelių akcinės bendrovės. Dabar, kai jūs sakote dėl pavyzdžių dėl Rusijos, tai man atrodo, kad daugelį, pavyzdžiui, pasižiūrėsime kitas valstybės, Šiaurės Korėja, Pietų Korėja, ten irgi pasieniuose, žiūrėkit, tiek Šiaurės Korėjos, tiek Pietų Korėjos didžiausios vėliavos kabo vieni kitiems kaimynams pademonstruoti savo tapatybę. O netgi pažiūrėkim, Turkijoje, Kiprė irgi panašios tokios vyksta akcijos, tai galima būtų ir kitus paminėti, bet kaip jūs ir sakėte, praktikoje ir diasporos galima paminėti, galima papildyti aiškinamąjį raštą. Klausia Vytautas Mitalas, ruošiasi Artūras Skardžius. Dėkoju, gerbiamas Seimo pirmininkė, aš šiek tiek neslėpsiu, šypsausi į ūsą, klausydamasis, kad jūs gerųjų pavyzdžių semetės Šiaurės Korėjos, Pietų Korėjos pasienyje, Turkijos, Kipro teritorijoje ar ten, kur Kremliaus režimas savo vėliavas kelia. Nu, bet aš suprantu, kad tikrai herbas Lietuvos vytis yra tikrai mėgstamas. Labai džiaugiuosi ir aš pats jį mėgstu. Labai gerai, kad žmonės patys jį kelia nemažai. Ir jeigu būtų net svarstymas toks rimtesnis, galbūt reikėtų Lietuvos vėliavą keisti. Iš viso, tai gal tada kažkaip rimčiau ir būtų galima diskutuoti. O dabar norėčiau paklausti, ar jūs nemanot, kad į tokį, ping-pongą įsiveliame tada. Čia dabar muitinė, po to dar gal kitos valstybės institucijos, tai norėjau paklausti, ar jūs jau turite tokį baigtinį sąrašą, kad dabar muitinė pasienio postuose, atsiprašau, iškėlus šitas vėliavas, iš tikrųjų jau galėsim sakyti, kad tą, kaip sakant, misiją įvykdėm ir herbas plevėsuoja aukštai. Tai mūsų misija yra puoselėti mūsų valstybiškumą, valstybingumą ir savo tapatybės simbolius. Vėliavų keisti tikrai nesiūlau, yra Lietuvos konstitucijoje užprogramuota, kas yra mūsų valstybės vėliava ir kas yra istorinė vėliava. Tai čia jau ne šio įstatymo tikslas, yra konstitucija labai aiškiai pasakyta ir jokių būdų, man atrodo, konstitucija yra šventas daiktas ir tenai baigtinis sąrašas yra straipsnių reglamentuojančių valstybės vėliavos naudojimą. Tai dabar siūlau kai jūs sakote ping-pongą žaidžiamas, tai aš nemanau. Aš manau, kaip tik mes neturėtume
krūpčioti ar būti susigūžę ir matyti tik tai, kas dedasi kaimyninių demokratinių valstybių pasienyje, bet kaip tik savo simbolius labiau akcentuoti, labiau juos rodyti, tapatinti su jais, nes man atrodo daugiausiai, ką mes padarom, tai Liepos 6 sugėdam visame pasaulyje valstybės himną ir paskui daugiau to patriotiškumo kasdienybėje tikrai trūksta.